Hunter.lt – didžiausias medžiotojų portalas internete. Vienas iš potencialių lapės aukų tai yra į raudonąją knygą įrašytas tetervinas. O čia tai mums pasisekė. Vieni iš įdomiausių būdų medžioklės sėlė. Labai gaila, kad ta kita sėdžia tiesiai mūsų atsisukus. Tiesiai mūsų. Jinai pasileis bėgti, aišku, nebent tas kits yra. Rudosios medžioja ant žemės perinčių paukščių jauniklius. Tarp jų ir į raudonąją knygą įrašytus tetervinus bei didžiuosius apuokus. Daroma didelė žala kiškių populiacijai. Prieš lapės dantis bejėgiai stirnų jaunikliai. Todėl lapių skaičių būtina reguliuoti. Lapių medžioklė ypač efektyvi žiemos metu, kai jos rujoja. Čia prisileidžia, bet ta mūsų nebeprileido jau. Patirtis ir daug praktikos įvaldant savo ginklą suteikia daugiau galimybių medžioklės metu. Tikslus šūvis į daugiau nei už 200 metrų bėgančią lapę sako, kad praktiniai užsiėmimai šaudykloje nebuvo veltui. Saugus elgesys medžioklėje – svarbiausias dalykas. Lapės mėgsta sukinėtis aplink sodybas, kur randa savo maisto. Tačiau būtina atsiminti, kad tokiose vietose reikia ypatingai atidžiai medžioti. Štai konkretus atvejis. Šį kartą labiau pasisekė laidos operatoriai, nes dažniausiai rudosios sprukdavo pabrukusios uodegas. Dabar lapė pozuoja lyg viską suprasdama. Už jos esančios sodybos medžiokliui neleidžia sumedžioti žvėrelio.